Sveiki gyvi, tai kodėl aš esu degaliniai? Tai degaliniai, nes prasideda kelionė. Tai va, prasideda kelionė, dar pakol kas nesakysiu kur, bet jeigu iš tikrųjų tai esu apie 2 km nuo Lenkijos sienos, tai atvažiavom į tokį sirkliuką, pasiėmiau Circle C gėrimą kaip ir praeitą kartą. Nu ir ką, apsižiūrim Žiguliuką ir ką, ir tada lekim į keliuką. Tai va, varom link Lenkijos sienos. Nu ką, jau kirtom Lenkijos sieną, bet dar reikės laukti savo eilės, kol mus patikrins pasieniečiai. Tai ką, tai už manęs tulikas, ką tik stojom, tai Lenkijos pasienis, viskas sklandžiai, puikiai, čiučiukų dokumentai ir pirmin. Tai po truputį kelelis kaip ir juda, kelionė važiuojasi puikiai, tai po truputuką ir pasieksim savo tikslą. Aišku, ne šiandien pasieksim, bet per porą dienų, tai va. Važiuojam ir va, vežam kažkokią gal jėgainės dalį arba čia laivas kažkoks ir tenais. Nu tai ką, pravažiavom Varšuvą ir dabar po truputuką baiginėjom važiuoti. Nu, dar nebaiginėjom, bet po truputį judam link Lenkijos galo. Tai Lenkija bus įveikta, nu ir viskas, ir užžymėta. Tai galėjau pasakyti, kur sekanti šalis bus, o sekanti šalis bus Slovakija. Nu tai va, tai aš jau, atėjo vakaras, jau gal 11 valandų vakarą. Tai aš jau jaučiu eisiu pamiegot, vis tiek jau reikia pailsėti prieš šito ir tai laukia smagi dienelė. Tai va, tai sutiksim rytoj. Nu tai sveiki gyvi, tai čia prasideda mūsų kelionė, galim sakyti. Tai va, tai kadangi įveikėm Lenkiją, tai pasakysiu, kur važiuojam. O mes važiuojam į kalnuotąją Bosniją, Juodkalniją ir Kroatiją. Tai va, tai aplankysim man 2 naujas šalis, tai Bosnija ir Juodkalnija. Turėtų būti smagi kelionė, tikrai turėtų būti, nu smagu, manau. Tai dantis išsivalysiu ir po truputį judėsim link Slovakijos pasienio ir Slovakijai turiu tokių porą objektų, tai pamatysit kokių. Nu tai ką, atvažiavom prie Slovakijos krioklio, tai kadangi kirtom Slovakijos sieną, tai esam Slovakijai. Tai priejau biškį arčiau, už manęs kriokliukas. Visai, nu toks mažas, bet gražus, tikrai verta. Tik kad, nu, jis nemokamas, bet parkingas ten eurą kainuoja. Tai gal ir, nu kaip vertas tokį krioklį eurą sumokėti. Gal ir vertas. Pasižiūrim ir važiuojam į sekantį objektą. Nu tai ką, atlėkiam prie antrojo objekto šios kelionės ir jis yra terminiai baseiniukai. Tai va, varysim šiaip įsimaudyt. Nu, pažiūrėsim. Nes čia plus 30 šiaip turėtų būt. Tai jaučiu greitai varysiu persirengti ir bandysim įleist. Pažiūrėsim. Nu, koks 30 tikrai bus. Pasėdim baseiniuke ir važiuosim prie sekančio objekto. Šiandien bus lankytino objekto diena. Tai jo, visai fainai pasimaudyti terminiam baseine. Nu tai ką, atvažiavom prie sekančio lankytino objekto, kuris yra Vilkolynės, ar tiksliai nežinau kaip vadinasi, kaimukas. Tai va, eisim pasižiūrėti, kažkas panašaus Rumšiškės. Tai va, varysim į slovakiškas Rumšiškės. Tai šito kaimelio video bus atskiras, jeigu norėsi pažiūrėti, tai kažkur bus nuoroda ir galėsi pasižiūrėti. Tai kadangi esu Slovakijoje, vis tiek yra reikalingas internetas. Tai kokį internetą aš pasirenku? Žinoma, kad jisai greitas, paprastas ir patogus internetas. Ir dar turiu jums koduką. Tai koduku čia kažkur galite prisitaikyti nuolaidą ir gausit nuolaidą savo internetui. Tai va. Nu tai ką jūs, o mes sustojom. Kur mes stojom?
Slovakija vis dar. Atrodo maža ta Slovakija, bet nėra taip. Tai stojom, varysim dabar link Vengrijos, po truputį judam. Tik aš iki mūsų kempingo Vengrijos apie 105 gal kilų dar. Tai nėra labai daug. Po truputį ir suvažiuosim. Tai va. Vengrija. Tai sveiki atvykę į Vengriją. Dabar važiuosim į Vengriją. Tai šiandien nakvynė Vengrijos. Dar į Budapeštą važiuosim. Bet pasižiūrėsim. Vėjuko yra. Nu ką, tai atvažiavom į požeminę aikštelę. Dabar varysim į Vengrijos centrą. Pasižiūrėt, kas tenais gero ir įdomus. Tai išlindom iš parkingo, išlindom į Budapeštą. Pasižiūrėsim, kas tenais įdomaus, ar netgi gražaus. Tai jeigu norėsit pamatyti pilną video, kur pavaikštotum po šitą Budapeštą, tai kažkur matysit tą video, kažkur įkelsiu. Bus atskiras. Tai va, čia biškim parodysiu. Tai jeigu bus įdomu, galės pažiūrėti pilną video. Bet va, aš žinau, visai gražu, tautukas, bažnyčia, kažkokia graži architektūra tikrai. Nu tai ką, viskas, pirmas hoteliukas, atvarėm kažkokį hotelį, tai gavom tokį vat namuką visą. Tai va, ką žinau, visą namukus visai neblogai. Tai dabar varysim, po truputį kažką pasidarysim, pavalgysim. Nu ir ką, ir varysim aišku į baseiną. Čia yra baseinas visai. Tai bus visai smagu, pasižiūrėsim. Nu tai viskas. Šiandienos serija užbaigta. Tai atsidūrėm Vengrijos hotelį, o buvom, kur mes ten buvom. Variau miegot Lenkijai. Nu tai va, tai jau varysiu miegot. Įsipraust dar reikia, nes ir karšta buvo ir pavargau labai. Gal 6 valandas mašiną tik pamiegau. Tai va. Nu tai nieko. Rytoj atsikelsiu, bus gera nuotaika ir važiuosim. Kur važiuosim? Į kalnuotąją Bosniją. Tai va. Nu tai jeigu peržiūrėsite videos iki galo, paspausk like, paspausk subscribe. Nu ir nepamiršk parašyti to komentaro. Ate!